Sveiki, esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio praktikė ir kaučingo specialistė. Ir jeigu jums atrodo, kad aš šiandien ypatingai ryškiai apsirengiau, tai taip ir yra ne veltui, tuo viską paaiškinsiu. Šiandien noriu kalbėti su jumis apie motivaciją ir įkvėpimą. Ir kai galvoju apie įkvėpimą, tai visada prisimenu savo šokius. Čia yra vienas iš mano šokių kostiumų. Saidi, toks folklorinis ir tietiškas šokis, kurį mes šokam taip apsirengę. Ir aš tiesiog kaip iliustraciją apsirengiau, kad tada, kai yra šokių pamoka, tai nereikia man motyvuoti savęs ir prisiversti kažkaip save nuvažiuoti į treniruotę. Jeigu tik tai aš galiu ir jeigu esu laisva, tai būtinai važiuoju, man nereikia motyvuoti savęs, nes aš žinau, kad aš ten pailsėsiu, įsikvėpsiu, kūnas mano atsigaus, pasikrausiu gerų emocijų, geros kompanijos ir panašiai. Tai aišku, šokiai tai yra kaip hobis, tokia, kaip laisvalaikio užsiėmimas, tai nėra pagrindinė veikla ir dažnai mes darbą savo suvokiam kaip tokią vietą, kur reikia suimti save į rankas, susimotyvuoti ir daryti tai, ką reikia daryti, bet aš noriu šiandien pakviesti jūs pamastyti apie tai, kad galbūt yra daugiau dalykų, kuriuos jūs galite daryti iš įkvėpimo, nes mes vis norim susimotyvuoti save, priversti save, liepti savo, įsispirti savo į užpakalį ir, žodžiu, visokiais kitokiais būdais prisiversti, nusibausti save, kad nedarysiu kažko, ką noriu daryti, tol, kol nepadarysiu tai, ką reikia daryti ir panašiai. Ir aš nesakau, kad staiga jūs nustokite daryti viską, ką jums reikia daryti. Ne, aš tik tai noriu pakviesti, kad jūs pagalvotumėt ir prisimintumėt tos pavyzdžius, juk tada, kai mes leidžiam motivacijai šiek tiek pailsėti ir einam labiau į įkvėpimą, ieškom įkvėpimo, ko aš labiausiai jaučiu, kad norėčiau daryti, tada tos idėjos ateina kur kas lengviau ir geriau ir tada, kai mes leidžiam savo sulaukti to įkvėpimo arba kai mes pajaučiam, kai jisai ateina, tada idėjos būna kur kas geresnės. Ir vienas iš įrašų, kuriuos aš planuoju padaryti apie traukos dėsnį, atėjo man per sapną. Aš tiesiog susapnavau pokalbį su savo mokytoja, tai jokia motyvacija to nesuplanuosi, tai yra kažkas, kas įvyko, idėja, kuri atėjo tada, kai aš buvau atvira, tai sapne. Ir mes esam visi pagal traukos dėsnio visą filosofiją, mes esam visi šitos planetos dalis, mes nesam atskiri kažkokie tai individai, mes esam visi susiję, visi susijungę vieni su kitais. Ir dėl to mes galim, tada kuo labiau mes atsipalaiduojam ir pasiduodam tam gyvenimo srautui, kuris teka kažkur aplinkui mus ir per mus nori tekėti, jeigu tik mes jam leisim, tuo labiau mums gali ateiti būtent tie dalykai, kuriuos mes norim daryti. Nes kartais dar žmonės sako, bet aš jeigu nepriversiu savęs, tai aš nieko nedarysiu, bet taip nėra. Mes visi natūraliai turim savytą trykštantį tokią energijos šaltinį ir jeigu tik mes pašalinam kliūtis ir apribojimus ir netikėjimą ir abejonės, tada tas šaltinis pradeda trykšti ir mes turim dar daugiau energijos ir mes dar daugiau nuveikiam dėl to, kad mes nieko savęs neverčiam daryti. Tai apie tą atsipalaidavimą tai man padeda toks įsivaizdavimas, kad mes esam kaip lašas jūroj. Vandens lašelis jūroj, tai jisai tiesiog banguoja kartu su jūra ir viskas vyksta savaime, nereikia kažkokių dėti labai didelių pastangų. Ir dar man motivacija ir įkvėpimas tai motivacija susijusi su protu, kad aš logiškai išmąsčiau, kad taip reikia ir taip turiu padaryti, o įkvėpimas susijęs su intuicija, su širdim, su vidiniu tokiu žinojimu, kas iš tikrųjų man gerai ir ką labiausiai reikėtų ir vertėtų daryti. Ir protas, labai gerai, kad mes jį turim, nes jis daugelį mūsų maitina, bet protas padaro geriausius pasirinkimus iš tų, kuriuos jis turi. O jeigu mes norim kažko naujo, kažko, ko iki šiol nedarėm, tada svarbu labai leisti intuicijai perimti vadovavimą ir veikti iš širdies. Tai tokios mintis man apie motivaciją ir įkvėpimą. Pagalvokit savo gyvenime, kokie buvo dalykai, kurie atsitiko tada, kai jūs nustojot bandyti save motyvuoti ar bandyti save kažkaip sukontroliuoti ir tiesiog leidot, kad viskas vyktų ir kas tada įvyko. Pasidalinkit, parašykit man komentarą. Kol kas ačiū, kad žiūrėjot. Puikios savaitės. Čia buvo Justina. Iki.